Sveiki draugai, šiandien norėčiau pakalbėti apie man turbūt pačią smagiausią temą, įdomiausią, tai yra superbaikai. Ir apie 26 metams, kas yra pristatyta nuo 1000 kubikų ir ką ir už kiek galima įsigyti Lietuvoje. Važiuojam. Pradėsiu nuo pigiausio moco, tai yra, kaip bebūtų keista, tai yra Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa. Mocas kainuoja 18 990 eurų. Ir mocas yra 1340 kubinių centimetrų, 100 kW, 100 Newtonų. Labai geras mocas, minkštas, nepasakyčiau, kad ten labai gerai valdosi kaip superbaikas, nes ten yra Superbike Touring klasė jau. Ir vienintelis jo toks minusas būtų, kad jisai sveria 205, tai ant jo sėdint, važiuojant, tai tikrai jaučiasi. Įmant pirmąją kartą, tai šis mocas yra, tai jisai sveria 215, tai naujos kartos net ant 50 kg pareibėjo, tai tikrai jaučiasi. Antroje vietoje taip pat yra Suzuki, tik tais GSX-R, 1000R. Mocas yra kuom išskirtinis, kad jisai jau galės šiais metais būti pardavinėjimas Europoje, nes keletą metų nebuvo jo, tai dėl visiems numylėto Euro 5+ standarto. Labai didelių pakeitimų nėra, ten praktiškai katalizatorius ir išmetimo bakelis. Jo galia bus 100 km 3,5 kW, 110 Newtonų ir svoris 203 kg. Tai pakankamai ten viskas gerai su tuo Suzu, tik tais jisai tikrai ženkliai atsilieka, įmant ten kokį BMW ar Ducati, tai Aprilia, tai jam labai toli iki jų, bet įmant kainą jisai kainuos 19 900, tai manau kaina tikrai yra patraukli, o visi žino, kad Suzuki, jeigu jau nusipirksi, tai galėsi su juo ten praktiškai ir pasenti. Labai patvarus ir geras motociklas. Sekantis mocas būtų Yamaha R1, bet tai yra race modelis, kuris yra skirtas tik važiuoti trasoje, su juo negalėsi važinėti gatvėmis. Dar kartą, tai yra viskas dėl numylėto Euro 5+ standarto. Tai Yamaha sakė pasitems ir man atrodo, kad greitų metų jau pristatys modelį, kurį galės įsigyti europiečiai. O dabar galima tik tais race modelį trasoje arba nusipirkti iš Amerikos ir čia parsisiųsti kaip dėvėtą su dokumentais ir priregistruoti. Trečioje vietoje yra Ninja, tai yra Kawasaki ZX-10R. Šis mocas kainuoja 21 140 eurų. Jo galia yra 109 kW, Newtonų jisai turi 114,9, tai galim sakyti 115. Šiemet buvo pristatytas kažkiek atsinaujinęs kava, ten labai super didelių pakeitimų nėra. Prisidėjus kelis eurus galima įsigyti jau ir europietį, tai yra Aprilia RSV4 1100. Ir mocas nebejotinai yra jau truputį kito kalibro, tai yra B-formos variklis 1100 kubikų, 159 kW ir turi 125 Newtonus. Aprilia kainuoja 21 499. Tai yra dar vienas europietis, BMW 1000RR ir mocas turi 104 kW, 113 Newtonų, sveria 197 kg. Kainuoja 22 787. Čia yra jo pradinė kaina, ten M-as yra ženkliai brangesnis, bet apie BMW visi žino, tai yra tiesiog raketa ant 2 ratų. Sekantis motociklas tai yra Japonas Honda CBR 1000RR, variklis yra 1000 kubinių centimetrų, 100 kW, 113 Newtonų, pats motociklas sveria 201 kg ir kainuoja 23 290 eurų. O paskutinėje vietoje tai yra italas, europietis Ducati Panigale V4. Motociklas kainuoja 27 790 eurų. Tai yra V4 variklis 1100 kubinių centimetrų, kuris išsuka 159 kW ir turi 121 Newtoną. Tai yra pats lengviausias motociklas, 191 kg sveria. Apie tos kelis čia motociklus, kur kalbėjau, tai tiesiog aš paėmiau pačius pigiausius variantus, brangesnių variantų neturi tik Suzuki abu, o Kawasakis turi R versiją beveik 30 000, BMW M-as yra tai apie 38 000,
Ducati Panigale 4 TS kainuoja apie 34, o R kainuoja apie 45 tūkstančius. Honda CBR taip pat Special Editionas yra ženkliai brangesnis už savo pradinę versiją. Tai RSV 4 faktorių taip pat kainuoja ne 1 tūkstantį daugiau. Aš čia paėmiau tas standartinės, pačias primitinės kainas Superbike'ų. O jeigu dėl pačių kainų, ten labiau tiksliau kažką sužinoti, pasitikslinti, pažiūrėti, kiek kainuoja vieno ar kito modelio ar tipo motociklai, tai yra toks puslapis movon.lt, ten galima sužinoti visų naujų transporto priemonių kainas. Ir viskas. Jeigu tau patiko, paspausk laiką, užprenumeruok ir iki.